Nu, gal išsibarstysim pasaulį, ta mūsų tapatybė išnyks. Milijonas beveik pabėgom į užsienį vardan ko? Tai čia jau ne mano kaltė. Tai aš visiškai nenustebęs, pavyzdžiui, visiškai nepeiku nei jo ekscelencijos, nei mūsų vyriausybė. Mes turim tokią valdžią, kokios mes esam nusipelnę. Viskas. Drąsiai sakau. Tai ar mes galim vienas kitam pasakyti, Jonai, teta, neužstok man saulę. Mes tik mokamės pūstis, kaip varlė prieš dalgį ir daugiau nieko. Šratukai čia pradeda suktis ir tai tuo būdu mes einam į priekį. Suprantat, kiekvienas savaip iš protų išeina. Kai tu išeisi vakare, saulė leidžiantis, bus labai tylu, bus aplink, bet ir tuštuma, keli darželiai, dangaus spalva ir tau suspaus širdį. Tu ir tiki, taip sakoma, kad gėris nugalės ir kad šitas pasaulis nežus. Ir ne visai tikė. O tie, kurie tiki, čia jau nieko nepadarys. Tikėti reikia Dievu, o ne tai, kas ant žemės dedasi. Šiandien Dievas gali pasakyti, kad aš turbūt suklydau. Kodėl Dievas negali suklysti? Jis gali pasitaisyti, jis, kaip sakiau, gali uždaryti tą projektą. Visą. Būna Liepa, kovas, sausis ir tada pasninga. Giltinė galėtų kartais pagalvoti apie žmogų. Kiek čia dar vyko man iki grabo. Baigim braviūrintis čia, kaip, atsiprašant, baigim vadinti, kaip mano būtikas sakytum, žinot, ir ščikunti katiną po atsistojus paveglelę.